Trejybė. Viešpats pasirodė prie Mamrės ąžuolo, Abromui sėdint pačioje dienos kaitroje, prie savo palapinės angos. Jis pakėlė akis ir pamatė netoli savęs stovinčius 3 vyrus. Pradžios 18 skyrius, 1-2 eilutės. Štai šio pasakojimo eilutės įkvėpė 15 amžiaus rusų dailininką Andrejų Rubliovą nutapyti paveikslą pavadinimu Trejybė, kuris tapo vienu žymiausių meno kūrinių Rusijoje. Be abejo, ši vėlyvųjų viduramžių ikona yra prisodrinta įvairių reikšmių ir simbolių. Tačiau atsižvelgiant į šios knygos temą, svarbu pažymėti šventosios trejybės bendrystę prie Abraomo ir Saros stalo. Kad ir koks žymus būtų Rubliovo paveikslas, jame trūksta labai svarbios smulkmenos. Prie to paties stalo, be dieviškosios trejybės, dar sėdinčio Abraomo ir Saros. Būna gyvenime tokių progų, kada sprendžiame, ką pasikviesti prie savo stalo ir su ko norėtume valgyti patį geriausią maistą, kokį tik mokame paruošti. Gal ta proga šventinė, gimtadienis, įkurtuvės arba santuokos jubiliejus. Abraomą 3 svečiai užklupo netikėtai ir tikriausiai pačiu netinkamiausiu metu, per pačią dienos kaitrą. Taip, Dievas dažniausiai įsiveržia pačiu netikėčiausiu metu, bet gyvenimas tada keičiasi. Šie vyrai pas Abraomą atėjo nekviesti, nesusitarę, neplanuotai. Jie atsirado staiga, o kaitros nuvargintas Abraomas pamatė šios 3 vyrus, tapo neįprastai guvus, kad tik juos užlaikytų ir kad tik svečiai užtruktų pas jį. Jis bėgo, lenkėsi, puolė atnešti vandens, kad nuplautų svečiams kojas, rūpinosi, kad būtų patiekta duonos ir pieno su varške, iškepta papločių, papjautas rinktinis veršis. Geriausia, ką buvo galima rasti Abraomo ir Saros namuose, gana greitai atsidūrė ant stalo prieš viešpatį ir jo angelus. Skaitytoją dažnai blaško teologiniai klausimai. Pavyzdžiui, kaip 3 vyrai gali būti viešpats. Senojo testamento teologas Gerhard von Rad teigia, kad Abraomas vieną iš 3 svečių greičiausiai atpažino esant viešpačiu, nes jis kalbasi su vienu asmeniu, o ne visais 3. Toliau šiame skyriuje viešpats lieka kalbėti su Abraomu, o 2 angelai eina į Sodomą aplankyti Loto ir išvesti jo iš miesto, kurį viešpats renkėsi sunaikinti. Trejybę suprasti painu, tačiau būtent prie stalo bendraujant, pagal Dievo nustatytą tvarką, pradeda ryškėti ir aiškėti, kas yra kas. Nors tekste sakoma, kad Abraomas pakvietė viešpatį prie savojo stalo, tačiau realybėje tai viešpats aplankė Abraomą su Sara ir šiedu sėdo pokalbio prie viešpatės stalo po Mamrės ąžuolu. Nors aiškindami šį pasakojimą vieni mato Dievą su pasiuntiniais, kiti trejybę, tačiau pati mintis, jog Dievas yra 3 asmenyse, vis vien yra paliudyta daugelį kitų šventojo rašto vietų. Trejybės doktrina šventajame rašte ne tik perteikia, koks yra Dievas, tačiau ir koks yra Dievo požiūris į mus. Dievas tėvas, kūrėjas, sukūręs mus ir labai mums besirūpinantis. Dievas sūnus, Dievo žodis, kuris tapo kūnu, gyveno tarp žmonių ir parodė tėvo meilę mums. Dievas šventoji dvasia su mumis nuolat ir visur, apreiškia tiesą ir melą, padeda suprasti Dievo žodį ir apreiškia Dievo sūnų Jėzų. Priimdami šį mokymą mes žinome, jog Dievas priartėja prie mūsų, bendrauja su mumis, priima iš mūsų rankų tai, ką jam duodame, ir apreiškia mums savo planus,
bei atsako į mums sunkius klausimus. Klausimas apmąstymui. Ką man reiškia tai, jog Dievas ateina į mano namus, sėdi kartu valgomajame ir klausosi pokalbių, o kartais atsiunčia ir atsakymus į bandomas išnarplioti gyvenimo mįsles? Malda. Laukiu tavęs, Viešpatie, tavo aplankymo ir to meto, kai būdami prie vieno stalo galėsime pasikalbėti apie tai, kaip tave sutikti ir likti su tavimi nuolatinėje bendrystėje.